Tai šią savaitę yra 30-oji Think Equal programų savaitė ir kelionės Think Equal savaitė. Tai kokie įspūdžiai prakeliavus jau visą kelionę? Šiandien buvo ypatinga pamoka. Valandėlė, sakyčiau, ne pamoka. Nes pasakiau vaikams, kad tai yra paskutinė mūsų valandėlė ir kad tai yra paskutinis mūsų toks susitikimas šioje kelionėje. Ir kai pradėjau skaityti knygelę apie mylėti žemę, tai mačiau vaikų veidus ir sako, žinai, man tiesiog širdis verkia. Bet aš sakiau jiems, aš matau, kai jūs užaugsite, jūs saugosite žemę. Ir jie sako, taip, mes norim tai daryti. Ir kai vienam paveikslėlė buvo tokia, kaip purvina, tokia apleista žemė, užteršta su gamyklom, tokia ruda. Tokia, ir jie sakė, o ne, bet sakau, tai taip nebus. Nes jūs žinot, kad per tokią žemę niekur nenukeliaus ir nebenorėsi keliauti. Ir kad galima ir susirgti gyvenant tokioje žemėje, tai vaikai suprato tą jų kalbą, tą reikšmę, kaip svarbu mums yra tas ir oras, ir mes pasakėm, kad vis tiek, kad padėti pasauliui reikia gerai ir mokytis, reikia stengtis, nes reikės kurti dalykus. O kad sukurti dalykus, reikia, kad gerai veiktų smegenys ir protas, ar ne? Ir vaikai sakė, mes mokysimės, mes viską darysim, mes mažiau pirksim, mes mažiau keliausim, mes pakalbėsim su tėvais. Ir mačiau, kad tai taip giliai liečia jų širdis, tai viena mergaitė nusisukusi net pakūkčia truputį, bet ir vėl atsisuka, ir vėl tos akis tokios viltingos. Ir aš mačiau tos vaikus, kad jie tikrai užaugę. Ir dabar netgi jie jau supranta, kad labai svarbu pasaulį saugoti. Nesakau, mes visi skriejam ant tos planetos ir mes neturim daugiau kur išsikelti iš jos, mes visi čia turim sugyventi.